Taigi, sveiki, atvykę į mano naują video, kas šiaip turėjo nutikti jau labai seniai, atsiprašau, bet viską pavėlavau. Gerai, nevermind, nesvarbu. Tik šiandien mes žaidžiame Minecraftą. Jo, kaip man tas Minecraftas atsiprašau. Gerai, žodžiu. Taip. Žodžiu, ir šiandien mes bandysime šiandien naują modą, kas šiaip yra labai gerai. Mes jį bandysime. Ir žinot, kaip jis vadinasi? Nu, tai aišku, nežinot, nu, taigi neskaito jie tą descriptioną, kaip jie žinot. Gerai, aš jums pasakysiu, nereikės skaityti descriptioną. Vadinasi Morph Gauntlet. Jokau, čia yra Morph modas. Ir tu gali pasiversti į belę kokį Minecrafto modą. Ir čia tai jau žinokit, aš tikrai nejokavau, kaip daug kartų aš esu jokavęs. Bet šį kartą nemeluoju, nes mes turime šį dalyką, kuris mum gali galėt pasverti. Aliejų rodo. Dabar ten rodo. Gerai, nesvarom, nežinau kažką. Taigi, dabar čia aš biškį per eksperimentavęs. Žodžiu. Tai, dabar reikia pasiimti šitą daiktą, atsiklausyti, tai shift paspaudžiat ant kompo, ant telefono tai yra mygtukas ir statymo klavišą ir tada X-seksinat į Morph Gauntletą. Tu gali pasiversti beleką ir va, čia dar užrakinti. Tau reikia atsirakinti. Dabar aš parodysiu, kaip atsirakinti dėl example, čia šiaip. Atsirakinti yra va taip. Pamatot kažkokį mobą, nu šiaip jį pastato, nu ką žinau, kaip nori daryti. Pasiemat šitą, tiesiog turit ant rankų. Ir prieinat prie jo. Tada tau tokia žinutė, kažkoks mobas unlock, atsiklaupėt, pasižiūrit ir štai jis. Ir kažkaip žiūri, gerai atrodo. Ir tu labai aukštai moki šokinėti. Gerai, tada jūsų, ne tai, kad tiesiog gali pasiversti mobą, nes tada šiaip būtų biškį nuobodu. Tai yra tai, kad jūs gali naudoti savybę. Tai neatsiklaupus, bet tik su statymo klavišu. Ir va ta taip, tiesiog, jeigu turi kažkokią savybę, tiesiog, va, dar rodo ability cooldown 3 sekundės arba 4. Žodžiu, va, kaip mes atrodom. Čia tai, ne? Taip, tada žodžiu, kai kurie turi labai sig savybės. Trankimui, pavyzdžiui, arba statymui, nu jo, čia yra labai gerai. Pavyzdžiui, jeigu jūs norit būti šitas keliaujantis klajūnas, o tas šitas iš pradžių jūs gaunat lamas, kuriuo aš šiaip nenoriu. Ar čia iš vis mano tos lamos nebėra. Žodžiu, jos atsiranda, jūs galite pakilti ir jų nebebus. Žodžiu, ir jūs esat Wardering Traineris. Jo, čia yra tai. Tada, pavyzdžiui, jeigu būsit, tas Withered skeletonas, tai jūs turėsite savybę. Kad va, Traineris, Withered skeleton unlocked. Ir dabar tu jį turi pasiimti. Ir kaip aš atrodau, žinau, kad gerai, aha. Ir man reikia kardo, kad atrodyčiau kaip Withered skeletonas. Paprasto akmeninio. Bet matysit, kas bus. Aš šiaip, kaip aš atrodau su šituo, va taip. Bet tada aš jam trenkiu ir jisai trankos pats. Pasižiūrimo, kaip veikia su mano kardu. Ar jis tą patį daro? Nes tada šiaip būtų kietai. Pavarom, pabandom trankyti goliau. Let's go. Jos, jį veikia, nebūtinai reikia su šituo. Tu gali būti su kardu, tai tikrai tada labai kietai. Dar, jo, žodžiu, šitas modas jums tikrai pagerins gyvenimą būt mobais.
Ir tik tai vienas nautas, jisai Unbreakable Pick-up Bedrock Edition. Jo. Gaila, kas yra šiaip labai gaila. Ai, dar yra Endermenai. Jo, žodžiu, žiūrėjau, daug čia yra. Ir tik tai vienas dalykas, kas kai kur būna lengviau, tai kad jums reikia atsirakinti. Tu negali taip iš karto. Ai, nežiūrėkit, čia mano palaidosas golionas. Mirė nuo Endermenų. Va, tokios kaip aš. Jo. Pademonstruojame Endermenų savybę. Tai, va taip. O toliau. Nu va, ir žodžiu, kuo ilgiau pasiekėt bloką, ant tiek jisai gali ir teleportuotis. Jo, tai... Pavyzdžiui, čia. Ir va, nes čia yra atsirado. Yra kietai, aha. Tiesiog, tai... Šiaip šitas žiauri kietai. Ir, jo, tai dar kokių čia yra savybių, ką čia panaudot galėtume. Jo, pavyzdžiui, tie skraidantis, tai jums tikrai nereikia jums bijot, pavyzdžiui, fantomas. Kaip yra su dabar fantomas, jums tikrai nereikia bijot, kad negalėsit su juo skraidyti ant survivalo, nes tikrai galėsit skraidyti su juo ant survivalo. Jis turi plunksnelę ir jis turi debesėlį, kur jisai reiškia, man atrodo, slow falling, žodžiu, čia yra, kai tu esi fantomas arba koks pabaigos drakonas, ką žinau. Kai tu esi pabaigos drakonas, jo. O kai tu esi kokie mažesni, tai tu atrodo kaip tu koks normalus, bet iš tikrųjų tu nesi. Tai jo, pavyzdžiui, galim tiesiog pasiimti viščiuką. Dėl egzemplo. Ir iš karto, ir tada, dabar, aš šito pabandysiu. Ir bet ne dabar. Taip, žodžiu, viščiukas, tai varai ant viščiuko. Ir tu atrodo, va, viščiukas mažas, bet tu atrodo, kaip tu esi tiesiog paprastas Minecrafto žaidėjas. Ir vienintelis serveras, kurio jie nepadarė, tai to, kad tavo ranka matosi, tu neturi mobo rankos. Jo. Ir kai kurie mobai neatrodo, kad jie laiko kažką, bet nu čia yra tik viena problema, čia visa modė, čia yra labai amazing, o ką tu čia darai? Žodžiu, čia dar veisas mobai, bet nieko, man neįdomu, kad čia veisas. Taip, tai žodžiu, dabar įmam su bogdu. Žodžiu, man reikia turėti lanko. Arba ne, man neturėti lanko. Tu šiaip gali ir neturėti lanko, nes jisai ir taip, kaip tu va, su šituo paspausai, jisai ir taip šaudys, bet ne. Aš turėsiu. Let's go, va. Dabar pasižiūrima, ar jisai apsinuodys. Šimto. Ar pats, nu va. Ne, va, pala, jo lankas yra užkerėtas. Jie šaudo specialiai nuodais. Pala, tai reikia šitą pasiimti. Va. Va. Jop, tai čia, žodžiu, stiprios strėlės. Ir veikia nuodingai. Kas yra kietai. Nu, šis modas, aš sakau, jisai yra labai neblogas. Tai jeigu jūs norit šito modo, tiesiog varykit į Marketplace'ą, nusipirkit Marketplace Pass'ą, taip kaip aš padariau. Jo, kitam video galėsiu parodyti jums ten gaidų. Nu, žodžiu, galit ir gaidų komentaruose prašyti visko. Jo, visko galit prašyti. Kietai, jo. Žinau, kaip kietai. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, nes šį video remia tas Morph Modenon. Ir ačiū, kad žiūrėjot, tai jo. Iki kito
iki kito, ką žinau, pasimatymo, nes šiaip tai jūs invaitin galiu į geimą. Gerai, viskas. Ate!